Žmonės sako, jog metams baigiantis pradedi galvoti, ką čia padarėjai, ko nepadarėjai, dėlioti kažkokias ataskaitas. Taip žinokit ir mes suskaičiavome, pasižiūrėjome, jog ypač dar daug žmonių esam nepakalbinę ir truputėlį toks pradėjo graužulys gręžti, dėl to pabandysime atsigriepti. Niekuomet pas mus nesilankęs ir dėl to dvigubai labiau lauktas Igoris Kofas pas mus svečiuose. Gerą dieną. Sveiki visi. Labai malonu jūs matyti. Kaip gyvenat? Aš puikiai. Tas oras toks gruodžio čia pabaigoje labiau ramina ar labiau manęs neramina? Tai neveikia. Kažkaip, kai širdį yra pavasaris, tai viskas aplinkui irgi yra labai gerai. Kažkuriame interviu esate sakęs, kad jeigu kažkas jūs kviečiasi pasikalbėti, tai geriau jau tai būtų antroje dienos pusėje, nes iki 12 tai dienos maždaug tai neįmanoma misija. Šiandien yra išskirtinė diena. Aš iš ryto turėjau reikalų, tai pagalvojau, galima ir čia atbėgti. Bet šiaip tai jo, aš paprastai atsikeliu kokią 11-12 dienos. Bet matyt, kad ir miegot einat ne kaip visi normalų žmonės. Nu taip, 4-5. Dėl to širdį ir pavasaris, matyt, dar taip įsivaizduoju. Gerai, mes šiandieną turime daug apie ką pasikalbėti ir kadangi pirmą kartą pas mus, tai aš pabandysiu parankioti iš ankstesnių su jūsų interviu keletą minčių ir apie tai, jeigu nieko prieš. Taip, žinoma. Esat sakęs, kad jaunystė praėjo kaip durnių laivas. Tai dabar ar jaunystė jau praėjo? Be. Ar čia taip jau, nežinau, netrodot labai senas? Ačiū už komplimentą. Taip aš stengiuosi atrodyti jaunatviškai ir jaunystė tai kaip... Kol jaunystė yra širdį, tai mes visuomet būsim jauni. O tie skaičiai pase tai nieko nereiškia. Bet durnių laivas, aš taip įsivaizduoju, kad čia gera prasme, viskas kaip taip. Taip, be abejo, durnių laivas. Taip, visada smagu prisiminti paauglystę, jaunystę ir mes buvom jauni, durniai ir labai fan. Bet esat sakęs, kad ir nieko nekeistumėt, nieko nesigailit. Ne, visiškai nieko. O kartotumėt? Aš turėjau tai praeiti. Dabar man kartoti, kai man jau suėjo 40 metų, tai būtų labai kvaila. Bet savo laiku aš turėjau tai praeiti. Ir jeigu kalbant skaičiais, po beveik 5,5 metų mes turime naują jūsų albumą. Taip, visiškai naujos dainos ir man 5 metai tai yra normalus laikotarpis, normali pauzė, bet jokių būdų nepertrauka, mes visuomet grojam, koncertuojam, tiesiog aš manau, kad 5 metai tai tinkamas laikotarpis naujam pilnam albumui. Kiek laiko truko įrašai, kiek laiko truko tas visas darbas, kurį reikėjo padaryti? Jeigu pradėti nuo pirmos dainos įrašymo, akcentuoju būtent įrašymo, tai kokie 6 gal metai, o gal ir 7, nepamenu. Aš pamenu, kai išėjo mūsų albumas Stebuklas 11 metais, tai porą dainų iš dabartinio albumo jau buvo pradėtos tos dainos, bet nuo pat sukūrimo tų dainų, tai ką žinau, čia reikia labai giliai kapstytis, nes, pavyzdžiui, daina Willkommen, tai aš pamenu, buvo pradėta gal dar prieš 15 metų. Tai, taip dirbu. Gilio šaknis, iš tikrųjų. Kodėl Willkommen? Todėl, kad man labai patinka vokiečių kalba ir aš visada galvojau, reikia kokią nors bent vieną žodelį panaudoti dainoj, kadangi šitas žodis yra labai aiškus, žinomas, suprantamas, tai kadangi aš nešneku vokiškai, tai pagalvojau, vieną žodį galima panaudoti. Supratau, labai aiškus paaiškinimas. Turėjot labai įdomią fotosesiją koncertų ir sporto rūmuose, labai gražios meniškos nuotraukos. Čia jūsų mintis ar fotografo? Ir mūsų, ir fotografo, kadangi fotografas yra senas mūsų geras bičiulis Algis Kriščiūnas, tai jis pasiūlė daug gražių idėjų ir aš iš karto sutikau su visko, man jo mintis patiko,
Tai vat, labai geras darbas šiandien. Bet išreiškit vienintelį norą, kad būtų nespalvota. Taip, man patinka nespalvotos nuotraukos, nežinau kodėl, visą gyvenimą. Nenuobodu? Visiškai ne. Ne, man... Turit, nežinau, raudoną švarką, žalias kelnes? Turiu spalvotų rūbų, be abejo. Ir netgi patalynė mano spalvota. Bet nuotraukos turi būti klasikinės juodai baltas. Man patinka, taip, baltas. Gerai. O gerai, tada sąsaja ir apskritai, koncertų ir sporto rūmai. Vieta, kuri daug mačius ir tokia liūdnoka pabaiga jos. Kokie santykiai? Prisiminimų matyt, kad begalės. Man atrodo, kad tai ne pabaiga, o tiesiog toks laikotarpis kažkoks tuščias kol kas. Bet aš labai tikiuosi ir labai noriu, kad sporto rūmai gyvuotų kaip koncertų salė. Ir be abejo, dėl nostalgijos ir sentimentų ten mes kai atsiradom ten po tiek laiko pertraukos, tai buvo aibė kažkokių jausmų. Kokios dar vietos Vilniuje yra tos, kur noris nueit, pasėdėt, pabūt? Daug tokių vietų. Mum laidos neužteks. Gerai. Esate žmogus, kur važinėja dviračiu? Taip. Išbandėt aplinkelį jau? Žinokit, dabar visi ten važiuoja. Kas dėl dviračio takų, takelių ir aplamai visų kelių, tai aš viską esu išbandęs. Ir Vilniuje, ir už Vilniaus, tai man patinka. Supratau. Saugu tai daryti. Daro saugiau jau, ar ne, negu buvo anksčiau? Žiūrint kada tas anksčiau. Jeigu lyginti prieš, tarkim, 30 metų. Gerai, kada tada, dabar jau sezonas baigtas, ar ne? Kartais dar pavažinėjau, bet čia iki spaudos rūmų, tai truputėlį toloka iš centro, tai pagalvojau, be dviračio atvarysiu. Bet tas jau esat prisiekęs žmogus su dviračiu, žmogus dviratininkas. Taip, dviratis tai yra sportas sveikata. Sveikata reiškia grožis, gal net ir jaunystė. Jaunystė. Tai vadinasi, sakyti senas nėra sveika, galbūt kai sako senas draugas, gal tiesiog geras draugas. Žinoma, senas tai yra geras. Senas lygų geras, ne tai, kad jisai raukšlėtas, sakykime, ar ne? Gerai, daina be atšvaitų. Laida, mano vadinasi, be stabdžių. Tai labai tokios geros sąsajos ir labai tinkama vieta ją pagroti. Bet kaip tikras dviratininkas, aš tikiu, kad turite ne vieną atšvaitą. Oi, aš viską turiu. Ir atšvaitus, ir žibintus, ir lemenės. Aš labai pareigingas. O čia be atšvaitų, nors ir ta frazė gimė važinėjant dviračiu, ko neslėpsiu, bet aišku, tai be abejo, visi mes suprantam, kad tai perkeltinė prasme. Ir tiesiog be stabdžių, be atšvaitų. Aš pacituosiu dar vieną jūsų sakinį, be švaitų apie meilę, bet ne pačią gražiausią jos pusę. Toks, gal mitos suskaldymas šiek tiek. Čia galbūt aš sakiau apie mūsų vaizdo klipą. Vaizdo klipas, taip. Nes klipas toks tamsus gavosi, tai tokias mintis. Taip. Tampa tikras ginklas? Ja. Gerai. Aš galvoju, jeigu ne, tai labai panašus. Vėlgi klipas yra nespalvotas ir vėlgi aš kažkaip įsivaizduoju, kad čia paties reikalavimas. Atspėjot. Kaip būtų nekeista, ar ne? Ir ten istorija, siužetas pakankamai toks ilgas, aiškus ir lyginant su kitais susiklipais, šis yra kaip atskira istorija. Siužeto, pavyzdžiui, aš pats iki galo netgi nesupratau, bet to man jis ir įdomus. Nes kiekvieną kartą, kai žmogus pažiūrė, jis randa kažką naujo savo. Nelaiminga meilė. Ar tą būtina kiekvienam žmogui patirti? Aš tikrai tikiu, kad kai kurie gyvena laimingai ir to niekada nėra buvę ir jie nesupranta. Ką tai duoda? Aš manau, kad būtina. Kas paskui? Nes,
matyt, kad tas atsistatymo periodas yra nemažas, kol tas sudedi atgal tą širdį iš gabalėlių, irgi užtrunka. Nu taip. Įtaresnis daraisi. Ne, aš manau, kad čia yra spektras tų būtinų jausmų, kur privalo žmogus pajusti, patirti savo gyvenime. Neklausiu, kiek paties gyvenime tokių etapų buvo, bet matyt buvo. Mes dabar kalbam ir juokiamės, bet matyt savo laiku tai nebuvo linksma. Na, taip. Gerai, be atšvaitų mūsų eteryje su Igoriu mes grįšim po kūrinio ir toliau pokalbį pratęsim. Taip labai gražiai skamba laidoje Be stabdžių, kūrinys Be atšvaitų, atlieka Lemon Joy ir pats Igoris Kofas čia pas mus, mes smagiai šnekučiuojamės. Lieka visai nedaug laiko iki Kalėdų, naujųjų metų. Šios datos paties gyvenime svarbios, ar tai tik tai kalendoriaus lapelis? Man svarbios tos datos lygiai ant kiek svarbios tos datos mano artimiems žmonėm. Labai aš džiaugiuosi už jų nuotaikas, už jų džiaugsmus ir dėl to man pačiam labai linksma. Supratau. Geras atsakymas. Kuo dabar gyvena kompanija Lemon Joy? Metai baigėsi, o kiti startuos su krūva koncertų. Dabar toks atokvėpis lengvas? Ar mes ruošiamės, repetuojam, daug galvojam ir sugalvojam. Ir jo, mes ruošiamės koncertams. Vasario mėnesį bus koncertų ir kovo mėnesį būtent albumo pristatymo koncertai. Prasinešit pro Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius. Vasario 15 mes grosim Vilniui, Kompensui, po to 25 Klaipėdoj, po to į kovą jau einam 3 dieną Kaune ir 10 Šiauliuose. Bilietai jau prekyboje, į kurios koncertus ar jau ir visus matyt, kad? Į visus. Į visus, taip kad pasirinkit miestą ir ne tik naujas albumas, bet ir tai, ką jūs turit sukaupę, o turit sukaupę tikrai daug. Turim, be abejo, mes tokia grupė stengiamės nenuvilti žmonių ir be, tarkim, dainos Pamiršk mane ar kažkada mes niekad neišeinam. Bet sunku, koncertas truks 2 valandas. Daugiau. Dar daugiau. Tai aš matau, kad dar daug bus nepagrota. Kaip yra formuojamas, man visuomet įdomu buvo sužinotas dainų sąrašas. Atspėsiu, netgi, kaip čia pasakyti, pasakysiu taip, kad mes visada einam į kompromisą. Ko norit jūs ir ko norit mes. Taip, mes visada tariamės ir einam į kompromisą su publika, nes aišku, publikai labiau norisi išgirsti daugiau tų senų dainų, o mums norisi pagroti naujų. Tai mes taip ir darom, pusę ant pusės. Bet vis tiek, ar ne, tos seniai hitai, jie šaukimi bisui nori, nenori čia. Taip, nori, nenori. Gerai, laidos pradžioje mes kalbėjom, kad kai kurios dainos naujo albumo prieš 15 ar mažiau metų jos jau gimė. Tai kaip yra dabar? Ar yra gabalų, kurie jau ruošiami kitam albumui, kurie netilpo į šį ar kažkaip netiko ir laukia savos eilės? Pasakyčiau, kad gabalų aš neturėjau ir neturėsiu. Aš kuriu dainas. Atsiprašau. O taip, be abejo, mano galvoje sukasi labai daug kažkokių melodijų ir su žodžiais, ir be žodžių, ir aš net nežinau, nuo kurios pradėti. Ir tai visiškai nesvarbu, ką veiki, sakai, važiuoji dviračiu ar ne? Visiškai neveikiu. Nieko neveikiu ir tos melodijos atsiranda ir važinėjant, ir miegant, ir, nežinau, gulint vonioj, sportuojant. O kiek esi kritiškas, na, su tekstu, sakykime, ilgai, preciziškai tu su juo dirbi ir netinka nas ant adatų visą kompaniją. 5 metus sėdžiu studijoje prie to albumo, tai jo. Bet galutinis rezultatas naujojo, viskas, tas jausmas geras. Aš patenkintas, visada patenkintas 90%. Visada galima padaryti geriau. Nu, klausykit, tokie dėl to, kiek metų jūsų grupiai dabar va?
Net nežinau. Čia tinka žodis senas jau gal. Geras ir senas. 20 su kažkiek. Ir jūs esate iš tų, kas yra biplanai dar yra, ne, Andrius Mamontovas, vienam lygmenį ir tie žmonės, kurie klausė, kuriems buvo 20 keli, jiems yra dabar 40 keli, yra žmonių, kurie tik tai nuo įlankius pamėgo. Tas matosi koncerte, jauni veidai ir tie senieji, kurie sumižikėjo visą laiką. Nagi matosi kelios kartos. Tiesiog močiutės, mamos ir vaikai. Trys kartos. Tai jaučiasi, širdį turėtų kažkaip pamaloninti. Aš pastebėjau, kad močiutėm ir vaikam labiausiai patinka daina Kažkada. A ne? Taip, o vat jau mūsų amžiaus plus minus 10 metų, tai jau kitos progresyvesnės dainos. Gerai, tai mes dar kartą primenam, kad atšvenčiam naujosius metus su artimaisiais ir giminėm, kalėdas ir jau nuo pavasariop, nuo vasario 25, ne? Vasario 15. 15, taip, vasario 15. Pirmasis Vilniui kompensa. Taip, Vilniečiams pirmenybė, kaip sakoma, ir paskui jau per kitus miestus. Taip, žinoma. Visi hitai ir nauji gabalai. Dainos, atsiprašau. Gausiu per ausį, tas problemų. Gerai, ir pabaigai tuomet aš visų svečių prašau palinkėjimą mūsų klausytojams, kurie, tikėkimės, irgi buvo patenkinti. Nuo Igorio Kofo. Aš asmeniškai patenkintas ir nuo savęs, ir nuo jūsų. Ačiū, Igori, kad atkeliavai, labai buvo malonu pamatyti. Taipogi. Iki kitų kartų. Iki kito karto. Tik iškart, tik